Sveiki, tie, kas domitės asmeniniam konsultacijom, užsukite į mėnulio-tarot.lt. Ten rasit visą informaciją ir žinoma kviečiu prisijungti prie YouTube kanalo, kur matysit dar papildomas žinutės. Šį kartą žinutė liūtui. Liūtai. Jūs išgyvenat, matau konfliktą, matau akis už akį, pavydas, nenoras leisti judėti į priekį kažkas, žodžiu, tai yra negatyvi situacija, į kurią pakliuvot. Negaliu atsakyti priežasčių. Aš matau, kad jūs bandot, kiek tai yra įmanoma, išeiti diplomatiškai, arba bandote spręsti diplomatiškai, arba bandote kažkaip išvengti kažkokių sudėtingų labai pasekmių. Aš dūsauju, nes aš matau, kad yra sudėtinga ir aš matau, kad jūs bandot ieškoti sprendimo. Būkite atsargus. Įspėjimas galbūt būtų jums patiems nesabotuoti savo pačių augimo ir judėjimo į priekį, neužsidaryti tose išgyvenimuose ir nebebandant slėpti, kaip jūs čia jaučiatės ir kas su jumis vyksta. Patarimas, rekomendacija. Patarimas yra manifestuoti išėjimą. Nežinau, ar tas išėjimas, jeigu tai yra, pavyzdžiui, situacija santykyje, ar tas išėjimas reiškia skyrybas, aš labiau matau galbūt emocinio atstumo atsiradimą tokį, ar ne, įnešti emocinį atstumą situacijoje, atsitraukti nuo situacijos patiems, nepersonalizuoti visko. Galbūt reikia laiko, galbūt reikia, kaip ten sako, nusėsti dulkėms, ar ne, galbūt reikia to laiko kažkokiems susivokimam atrasti. Ir aš matau, kad jūs susivoksit. Ta tiesa ateis tam tikrų laiku ir galbūt jums padės atrasti kažką apie save. Ta tiesa bus susijusi su jūsų asmeniu konkrečiai. Kol kas matau daug pykčio, pavydo ir noro galbūt kovoti ir draskyti viską. Patarimas yra pasiduoti. Pasiduoti procesui. Ar ne? Tik tada, kai jūs pasiduosit procesui, ateis jūsų tiesos. Dabar, kol jūs inicijuojat ir norit ardytis ir taip toliau, jūs patys savo pakenksit. Okay? Ramybės, balanso, iki.